is people mention very interesting for history of European affairs. Now we know Ortega y Gasset very well. The voice is Frank Sinatra, singer Frank Sinatra. Not Frank Sinatra, but the voice of China. I'm not bored, Ok, siete stanchi, dovevo presentare il professore appena arrivato. Domani presento, descrivo della sua attività. Sakau, kad rytoj pristatysiu naują svečią, profesorę atvykusi iš Romos su ponia. Rytoj bus daugiau svečių italų. Kiek galima paraginkit, kad ateitų žmonių. Tapatumo išsaugojimas, globalizacijos sąlygos. Globalizacijos žodžiu pakeiskim Europos Sąjungą. Dentro Unione Europea. Tautinis tapatumas neatskiriamas nuo nacionalinės kultūros. Tauta save skleidžia, gyvena ir nepraranda savęs, tik kurdama nacionalinę kultūrą. Kur be gyventų žmogus, jis nori pažinti savo tautos ištakas, istoriją, privalo neužmiršti gimtosios kalbos ir žemės, kuri vadinasi tėvynė. Jis nori būti tuo, ką Dievas įdegė į jo asmens prigimtį. Tai yra tautinė tapatumą. Tautinis tapatumas nėra nacionalizmas, kuris pasireiškia paniką ar agresiją kitos tautybės žmogui. Tai Europos Sąjunga tam tikra prasme yra globalizacijos išraiška. Ir štai koks dėsnis, kad nacionaliniai judėjimai, kurie ypatingai išryškina tautinį tapatumą, sugriovė imperijas, Sovietų sąjungą, Jugoslaviją ir netgi dalinai Čekoslovakiją. Slovakija atsiskyrė nuo Čekijos. Bet iškovoję laisvę, mažas tautos vėl ieško priedangos blokų, kad išsaugotų savo valstybę, ką galim sakyti, ir nacionalinį tapatumą. Taigi viena globalizacijos forma, kurią vykdė Kremliaus politika, buvo ypatingai aštri ir bijodami, kad tankai nepaimtų vakarų Europos, sukūrė 1949 metais NATO karinį bloką. Neužtenka karinio bloko, reikia, kad jungtųsi tautos savo ekonomiką, kad būtų laisvas prekių, paslaugų, finansų, kapitalo judėjimas. Taigi 1951 metais pirmas žingsnis tarp Prancūzijos ir Vokietijos. Ir čia Robertas Šumanas, Prancūzijos užsienio reikalų ministras, Vokietijos kancleris Adenaueris ištiesė ranką ir šios dvi tautos susitaikė. Taigi, 1957 metais sukuriama vadinamas Romos paktas, sukuriama Europos ekonominė bendrija. Tai čia ir prasideda jungimasis iš tų 6 valstybių. Šiandien yra 28 valstybės. Tie 3 ramščiai, tos akmens anglies, ekonomikos, atominės energetikos paktai ir vidaus politika, užsienio politika, energetika, pirmieji šitie pagrindiniai akcentai. Tai kas dabar jungia? Čia labai yra plati tema, bet pagrindiniai akcentai. Kas jungia ES tautas?
jungia teisė. Mes dalinai atsižadam savo suvereniteto. Jau buvo kiekvienoje valstybėje referendumai už ar prieš Europos Sąjungą. Taigi tauta apsisprendžia, žmonės laisvai apsisprendė ir tik tada perina tą procedūrą, 35 skyriai, dėrybiniai, kad pritamtų savo nacionalinę teisę iki Europos Sąjungos standartam. Na, tada žiūrima Kopenhagos kriterijai, ypač rytų ir vidurio Europos valstybėm, kad būtų stabilios institucijos, kad žmonės pritartų, kad teisinė valstybė, kad tos institucijos pajėgtų įgyvendinti ES teisės principus ir tada pasirašoma asociacijos sutartis. Lietuva pasirašė 1995 metais. Tai čia pirmiausia gal buvo toks daugiau ekonominis jungimasis. Mūsų popiežius, bažnyčia akcentuoja, kad mes tautos turime ir dvasia jungti. Taigi krikščionybė, ar tikit ar netikit, yra ta krikščioniška kultūra, kuri jungia Europos kontinentą. Ir bendri pavojai, realūs pavojai, tai išlieka Rusijos karas 2008 metų rugpjūčio mėnesį parodė, kad negalima užmigti ir taip nusiraminti, kad lyg tai niekur nieko. Tai euroskepticizmas yra nesveikas dalykas. Privalom būti Europoje, bet ją kažkiek sudvasinti, tobulinti. O kai dabar mažoj tautoj, pavyzdžiui, Lietuvoje, vienas už, kitas prieš, čia yra draskimas tautos. Na, jeigu pažiūrėtume atidžiai, yra tam tikros jėgos, kurios nori griauti iš vidaus. Laimiai, kad tauta yra sąmoninga ir tokiu dideliu procentų, virš 90 pasisakė už. Tai čia aš išdėsčiau tik principus, kuriuos išvystysiu busimajame straipsnyje. Taigi, globalizacija yra neišvengiama, yra globalizacijos forma Europos Sąjunga. Tai mūsų namai, tai mūsų plati tėvynė, kaip gera, kai važiuoja sieną laisvai, nereikia drebėti, kai vienas pinigas, o pinigas geriausiai jungia irgi tautas, kai žinai, nereikia ieškoti įsikeis ir einama prie to, kad visos valstybės pasiektų tą ekonominį lygį ir turėtų bendrą valiutą. Taigi nežiūrint tų krizių, nežiūrint pasitaikančių sunkumų, vis viena Europos Sąjunga, kuri jungia virš 500 milijonų gyventojų, virš 4 milijonų kvadratinių kilometrų žemės, yra didelis žmonijos laimėjimas, didžiulis ekonominis potencialas ir Europos Sąjunga yra pajėgi lenktyniauti su Kinija ar augančia Indija ir atsakyti į keliamus bet kokius ekonominius, politinius pavojus.